Labadiena, eteryje kita nuomonė ir tema rusofobija. Tai yra reiškinys, kuris kaip ir yra, bet visi neigia. Giedriau, teko girdėti, kad teismas atmetė Lietuvos radijo ir televizijos komisijos prašymą 3 mėnesiams REN-TV uždaryti. Taip. Kaip ten, kodėl atmetė? Keista? Aš tiek keista tikrai, man tai buvo net neįprasta ir tuo pačiu pradžiugino, kadangi aš vakar išsamei perskaičiau nutartį. Jinai man pasirodė labai logiška, kadangi teismas konstatavo, kad nėra netgi nurodyta konkrečių punktų, pagal kuriuos turėtų reiškiasi, uždrausti. Ir jie pasakė, kad mes atmetame, kadangi nematome konkrečių priežasčių, kodėl turime uždrausti. Dėl to aš, sakysim taip, pirmiausia vertinu labai teigiamai teismo sprendimą. Tai rodo, kad mūsų šitoj aptemusioje Lietuvoje dar yra, kaip sakant, ir aušros ženklų dar daug. Aš manau, kad yra tiesiog praktinių sumetimų, jie atmetė, nes jeigu būtų paėmę ir neatmetę, o toliau nagrinėję ir jį galų galia uždraudė, tai tie patys kanalai, ar tiksliau transliuotojai su tai nutartimi galėtų kreiptis toliau ir stipriai, kaip sakoma, prisiteisti tų, man atrodo, ir materialinius nuostolius, kad kompensuotų, kadangi jeigu iš tikrųjų nėra prie ko prisikabinti, tai tu negali prisikabinti, todėl šitą, manau, labiau buvo. Ties tą vietą, aš sakyčiau, kas būtų ties tą vietą, norėčiau ką pabrėžti. Jeigu faktiškai žiūrint, kadangi REN-TV pas juos smurto kurstymo, kažkas sakytų, šaudyti žmonės ar padeginėti, niekada nebuvo. Visi mes, tie bent jau, kaip sakant, pažangioji, mūsų, kaip sakant, tie asmenys, kurie žiūri pilietinės visuomenės, to dalis, kurie žiūri skaidriai tos reiškinius, svarsto taip. Dėl ideologinių priežasčių negalima uždrausti, negalima. Tačiau mes matom, kad tie represiniai elementai telkiamasi. Šiuo atveju teismo sprendimas buvo svarbus, galbūt ir dėl to, ką Milda paminėjai, bet manau ir dėl to, kad aš išvelgčiau netgi ir kitą momentą, ir čia pozityvus dalykas, tačiau manau, kad sekantis procesai galimai sausio mėnesį, galimai vasario mėnesį, neaišku, ar jie bus tokie jau palankus, kadangi bus teikiama, kiek žinau, dar dėl bent 2 televizijų, tas yra planuojama. Ir ar tai bus tuo atveju, aš nežinau, čia vat man... Atsiprašau, mano galva jau turėjo iš karto, jeigu jau kažką teiki teismui ir visa visuomenė laukia ir, ta prasme, jau taip to sprendimo tai yra sukaupusi dėmesį, nes mums įsivaizduoja, metus, gal net daugiau, pudrina, kad Rusijos televizijos tvirkina žmonių smegenis, tai yra plauna smegenis, skleidžia propagandą, provokuoja į karą, žodžiu, ten propaguoja. Tai su šita bomba jau jie turėjo išstoti jau taip galingai ir teismo sprendimas turėtų būti taukšt. Jeigu pirmas nepasisekė, aš nežinau, ar jie bekreipsis dėl 2 ir 3 atvejų, nes aš žiūrėjau laidą, kur vienas komisijos narių aiškina, kad jie nuolatos žiūri Rusijos televizijas, ta prasme, jiems tai įdomu, bet iš tikrųjų, ką aš supratau, kad jie žiūri, nes jie neranda tiesiog prie ko prisikabinti, neranda tos propagandos ir jau, žodžiu, iki išnaktų žiūri, kad bent kažkokį kabliuką rasti. Tai va toks fiasko, ką rodo apskritai dėl rusofobijos Lietuvoje egzistavimo. Tai yra ta rusofobija ar nėra? Rusofobija? Čia labai geras klausimas. Rusofobija šiuo momentu vystosi pačiu plačiausiu lygmeniu. Kadangi rusofobija, jeigu 14 metų pradžioje jinai buvo, vystoma, tačiau dabar jos kampanija rusofobijos yra be galo smarkiai vystosi keliais lygiais. Pirmiausia, valstybinių, atsakingų dalies valstybės pareigūnų. Niekas nepripažįsta. Jo, darant, reiškiasi, rusofobinius pareiškimus, vadinant, kaip prezidentė mūsų, vadinant Rusiją teroristinę valstybę, visą valstybę teroristinę, tai iš karto yra labai neigiamas ženklas. Kitas dalykas, dalies Seimo narių ar diplomatų pareiškimai, irgi Rusija visais žodžiais ko neveikia. Kitas dalykas, televizijos propaganda ir kai kurios kitos priemonės jau dalies žmonių, visuomenės paprastų žmonių, reiškia, galvose, kaip sakant, pasėjo tą neapykantos rusams sėklą
Ir kai kurie mes matom dabar ir tos terminus. Ir internete, kacapai, kremlinai, reiškia, vatnikai, vatnikai ir taip toliau. Ir tuo pačiu tai sueina ne tik į rusus, bet į tą Lietuvos visuomenės dalį, manau, gan gausią. O jeigu viešumoje, tai yra dalis žurnalistų, visuomenės veikėjų ir panašiai, kurie pasisako už normalius santykius su Rusija. Ir jie yra pravardžiuojami, žeminami ir dėja tam tikrais atvejais, bandydami daryti kažkokias akcijas, jau teisiami. Arba traukiami kažkokią tai atsakomybę. Bet šiaip žiūrėk, atrodo rusofobija kaip reiškinys, mati šunys, ne, tagu būna. Mes turim ir homofobijas, tas vadinamas antisemitizmą, klaustrofobijas, tagu serga žmonės. Kodėl apie tai šnekame? Šnekam šiandien apie tai todėl, kad jau Lietuvoje turime pirmą mirties... Taip, turime pirmą mirties ir užpuolimo auką. Tai prasme, žmogus, kuris buvo užpultas, mirtinai sužalotas ir galų gale miręs dėl sužeidimų, kurie, reiškia, yra jau nebepagydomi, miręs ligoninėje. Man Dobrovolsko atvejais, aš galvoju, man jis kuo įdomu, be aš irgi jo tiesiogiai nepažinau, girdėtas žmogus, kiek žinau, labai gabus, visa kita. Kadangi tie jaunuoliai, mes nežinom, kaip bus ištirta, bet bent jau tai buvo teigiama, kad, reiškia, jie pradėjo šūkauti, išbėgę, kas palaiko Putiną. Jie garsiai paklausė, ar čia yra kas nors, kas mėgsta Putiną. Aš nežinau, kodėl Dobrovolskis ten pasakė mėgstu, ar tiesiog parzint, ar tiesiog šiaip. Tikrai nesigilinsim, todėl net mes, kadangi nepažįstam to žmogus, artimieji sakė, kad jis nebuvo joks ten rusų užtarėjas, ar ką, galbūt tiesiog žmogus gatvėje pasakė aš. Ir mes tiesiog dabar nebeturime žmogaus, didžio žmogaus Lietuva prarado. Žinai, kas baisiausia? Taip. Kad šita žinia, kad žmogus užpultas už tai, kad pasakė jam kad mėgsta Putiną, kad šitai nebuvo antraštės. Tai buvo kažkur nukišta giliai, ne? Tai turėjo antiek skambėti ir būti pamoka visiems kitiem debilam, visiems kitiem, kurie provokatoriam, kurie išėjo iš naktinio klubo naktimis, ieškos tokiu būdu aukų, prie ko prisikabinti. Taip, visai teisingai, Milda, nes ta vieta yra koks svarbus momentas. Be abejo, galima sakyti, chuliganai išpuolė. Tačiau jeigu, kadangi yra tie duomenys, jie užpuolė, pradėjo spardyti žmogų dėl to, kad kad ir dėl politinių pažiūrų. Jisai, reiškia, pasakė, aš už Putiną, tarsi, kaip sakyti, normalioje diskusijoje, kaip ir gatviniai diskusijai. Jeigu tai rodo, kad ta sėkla rusofobijos plinta, jinai, reiškia, iš tos sėklos jau išauga štai tokie rezultatai. Ir jeigu taip tęsis toliau, tai, kur nueis mūsų visuomenė? Kur jį gali nueiti, netgi su tuo, kai mes pereiname į kitą labai svarbų, reiškia, etapą, kodėl į Lietuvą nėra įleidžiama daug asmenų iš Rusijos arba Baltarusijos, taikių, normalių piliečių, apie tai irgi nekalbama, žurnalistų, rašytojų, intelektualų, visuomenės veikėjų, o Lietuvos piliečiai, kai kurie jau neįleidžiami ne tik į kažkur tai dar kitur, o netgi į Latviją arba Estiją. Paprastai. Na, aš galiu konkrečiai tada pasakyti, štai šitos ir kitų knygų autorius, dabar jau skaityk uždraustos knygos autorius, Aleksandras Diukovas rugpjūčio mėnesį, reiškia, neįleistas į Lietuvą, išlipus oro uoste buvo uždarytas atskirą kambarį, pralaikytas 8 valandas ir anksti ryte išsiųstas atgal į Maskvą, sakant, kad tai yra nepageidaujamas asmenybė. Bet tu sakai, lietuviai jau neįleidžiami į Latviją. Taip, aš konkrečiais pavyzdžiais galiu pasakyti. Va štai čia Vilnietis, kuris čia vaikšto tomis gatvėmis, senamiestį, kiek žinau, dažnai vaikšto. Karlis Bilonsas birželio 17 dieną neįleistas į Latvijos teritoriją, jam pasakius, kad 3 metus jam nebegalima įvažiuoti į Latvijos teritoriją, nors jis yra Latvių kilmės Lietuvos pilietis. Kodėl? Na, todėl, kad sako, jisai yra pavojingas Latvijai. O kuo neaišku, tai yra žmogus ne kriminalinis nusikaltėlis, ne teroristas, tiesiog visuomenės veikėjas, žmogaus teisių gynėjas.
nepriklausomo žmogaus teisų centro direktorius, čia esančio čia Vilniuje. Tai aš kažkaip galvoju, kad mes, Giedriau, su tavimi irgi artimiausiu metu sužinosim, jeigu Na, skrisim, kad mes ten nepageidaujame. Pilnai galimas variantas. Aš galvoju, nuo gegužės mėnesio man kažkaip tai neteko būti Tai kur Latvijoje. važiuosim ilsėtis? Į Krymą? Nu, aš siūlyčiau Krymą, nu, į Armėniją galima, ten man teko būti pereitą vasarą, labai geros vietos, gražu ir kalnai, ir žmonės svetingi, ir taiku ten, kiek jie man, kaip man pasakė, kadangi ten buvau 6 paras man sutikus, sako, žinai, sako, Armėnijoje niekas netikrins dokumentų ir sako, vaikščiokit ramiai, čia sako, čia jums ne Azerbaidžanas, ne Maskva ir panašiai, iš tikrųjų ten taikus kraštas. Šiaip nebuvau šitam krašte. Nu, ten įdomus bet kraštas. Tai jau turim pirmą auką, šlikščiausia, kad apie ją nešneka taip, kaip turėtų šnekėti, kad tai yra rusofobijos auka. Neaišku, kas bus toliau, greičiausiai, kad vėl bus tų aukų, bet vėlgi mes nežinosim ir neiksim, kad sergam rusofobija. Tiesiog reikia stabdyti tos procesus, o stabdyti jos galima tik šviečiant. Šviečiant žmonės, kalbant, tiesiog parodant tą kelią, kur mes dabar einam, ne? Einam šituo keliu. Tada tu negali būti tikras dėl savo artimųjų, dėl savo vaikų, kurie galbūt irgi ant bairio pasakys gatvėje man patinka koks nors Ziuganovas. Arba Starikovas. Ar ten Starikovas, ar dar nedaug dės Stalinas ar Leninas. Nu tiesiog ant bairio ir jisai gali būti užmuštas. Todėl, manau, visai neblogai gavosi ir mes ją tokia pamokančia nata, nebent dar kažką turi pasakyti. Aš trumpai galiu papildyti, ties ta vieta jo, Staliną, Leniną, kas nedaug dėja paminėtų. Turiu tokį vieną gana jauną jaunuolį, 26 metų, kuris mėgsta apie Staliną pakalbėti. Tai sakau, klausyk, apie Staliną, sakau, yra pavojinga tema. Arba blogai, arba nieko. Jo, ir netgi istorinė prasme jinai dabar nepageidautina. Taip. Nes sakau, tu pirmiausia būsi pavadintas Vatniku ir Koloradu, o antrų numerių, tai kaip sakant, dar bus kaip Dobrovolskui. Kadangi, toks yra kontekstas, tokia yra dabartinė Lietuva. Tai iš tiesų norėjau dar paliesti būtent tos kertinius dalykus, kadangi žodžio laisvės, pilietinės teisės Lietuvoje yra pastoviai pažeidinėjimas. Čia sueina ir rusofobija, ir nepakantumas kitų nuomonė. Jeigu mes bent jau deklaruojame, kad esame demokratinė valstybė, tai turime kaip piliečiai nedaleisti totalitarinės valstybės formavimuose, tokios represinės visuomenės, kurioje bet kuris laisvas žodis yra bandomas persekioti. Aplamai, aš norėčiau iškelti tokią temą. Visiems piliečiams, kas domisi, ar Lietuvoje yra bent vienas opozicinis televizijos kanalas, radio stotis. Kažkaip tai niekas nedaleidžia. Niekas to nedaleidžia. Aš trigraščiai įkišiu net, jeigu dabar opozicinius kanalus laiko rusiškais kanalais, bet jie visiškai nieko neoponuoja. Jie tiesiog kalba apie tas aktualijas, kas jiems rūpi, kas, va būtent, kaip sakai, Lietuvoje pačioje opozicijos, netgi opozicionierių žmonių, kurie būtų kviečiami į tas laidas, kurios yra diskusinės, debatinės, mes neturim. Ar jeigu ir turim, tai jie visi su etiketėm prilipintom, išjuokti, užguiti, vatnikai ir kas tik nori. Kodėl toj pačiai Rusijoje į debatų laidas, kad ir apie Ukrainą, mes visi matėm ir nekartą yra kviečiami abi pusės, konfrontuojančios. Tai faktiškai, apart to, kad yra kanalas Dožd, tai yra, reiškia, ir netgi kiti kanalai labiau, gal taip vadinami, kitokio pobūdžio, bet ir ten kviečiame opozicionieriai. Taip, kad tai parodo apie tikrąją padėtį su žmogaus teisėm Rusijoje. Tai va, čia buvo kita nuomonė apie rusofobiją Lietuvoje. Tikiuosi jūsų dėmesio ir kitose susitikimuose. Viso gero.